Šiandien Vilniuje vyksta arterinės hipertenzijos kongresas, skirtas pasauliniai hipertenzijos dienai. Hipertenzijos diena vyks gegužės 16 dieną, tačiau renginiai prasideda jau anksčiau. Tikslas renginio dar kartą pabrėžti, kad kraujospūdis mūsų visuomenėje nėra sukontroliuotas. Labai daug žmonių nežino, kad turi padidėjusi. Tie, kur žino, arba nesigydo, arba gydosi netinkamai. Na ir Lietuvos hipertenzijos draugija ir jos renginiai ir kongresas siekia šitą spragą tarp to, ko norima ir tokia situacija kaip yra pakeisti. Juolab, kad yra puikių pavyzdžių, kaip Kanados hipertenzijos šviečiamoji programa, taip pat kitose šalyse, kad hipertenziją kraujospūdį galima sukontroliuoti vos ne 8 žmonėms iš 10, kurie gydosi. Taip kad tikslas mūsų pakalbėti apie tai ir įtraukiam ir pacientų organizacijos atstovo pasisakymą, kad pacientai žinotų savo kraujospūdį, matuotų namie, gydytojai siektų tikslinio spaudimo, yra žinomas, koks jis turėtų būti. Ir tik pasiekus tikslinį spaudimą, paprastom priemonėm, fiksuotais deriniais, keičiant gyvenimo būdą kartu, galima kraujospūdį sunormalizuoti. Taip kad tikslai dideli ir manome, kad lenktynės su hipertenzijos plitimu, mes jų tų lenktynių nepralaimėsim. Stengiamės, kad būtų išaiškinti pacientai su antriniam hipertenzijom, kur iš tikrųjų labai sunku sukoreguoti. Stengiamės, kad pacientui būtų apsaugotos pagrindiniai organai, kurios pažeidžia arterinė hipertenzija, tai smegenys, inkstai, širdis ir būtent pažintinių funkcijų blogėjimas irgi yra viena iš hipertenzijos taikinių. Bus kalbama apie insultą, apie inkstų pažeidimą ir be abejonės apie tai, kad į pacientą reikia žiūrėti kompleksiškai ir kalbėti ir gydytojams praktikos, kur pagrindai ir vyksta hipertenzijos sukoregavimas. Ir pacientams ne apie izoliuotai kraujospūdžio padidėjimą, bet apie kraujagyslių sveikatą apskritai. Nes kraujagyslės veikia įvairūs veiksniai ir ypač lipidai. Ir šiandien didelis dėmesys kreipiamas ir šitai problemai, kad hiperlipidemija pas mus irgi yra dar nepakankamai sukoreguota. Taip kad tokie uždaviniai ir tokios mintis šiandien.